Mėlėjai, mes tikrai pasistengsim mūsų žmonės regionus informuoti, kad jūs neginat jų interesų. Atsiemu savo pasiūlymą. Jaučius, gerai. Atsiemu savo pasiūlymą. Daiva Žebelienė, prašau, kolegė. Teiktą pasiūlymą atsiemam. Tai aš atsiemu šitą pasiūlymą irgi atsiemam. Aš atsiemu savo pasiūlymą. Atsiemam teiktą pasiūlymą. Tai atsiemam. Analogiškai atsiemam pasiūlymą. Taip atsiemam. Todėl šitą pasiūlymą dabar atsiimu. Tai aš atsimenu, kad atsiimu ir šitą pasiūlymą. Atsiimu. Tai vis dėlto vakar buvo nuspręsta ministerijoje, kad tada atsiemam šitą pasiūlymą ir dėja turėsiu priverstas atsimti, dėja turiu atsimti. Atsiemu šitą pasiūlymą, tai irgi atsiemam šitą pasiūlymą. Bent jau Karolis kiek informavo, tai atsiema šitą siūlymą ir sekantį siūlymą irgi lygiai taip pat. Taip pat atsiimta. Nežinau, kiek irgi esu atgavęs informaciją, tai irgi atsiema siūlymą. Tai aš tada siūlyčiau, gerbiamas pirmininkaujant, iki 46 imtinai visus pasiūlymus atsimti. Tai atsiemam šitą pasiūlymą ir tai aš atsiemu pirmininkė. Skaudama širdim ir su viltim atsiimu šį pasiūlymą. Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkė, pataisą atsiimu. Ta proga vis tiek noriu kreiptis į mūsų melioratorių koaliciją. Gerbiami melioratoriai, žiūrėkit, 38 karžygiai ir karžygės. Pasirašė buvo ką tik kelių finansavimo padidinimą. Kiek lozungų buvo politinių, kad išasfaltuosim ir paruošim mūsų kelius. Kaip jūs dabar nuvažiavę į savo apygardas atrodysit? Jūsų finansavimo lygis yra visiškai minimalus. Jūsų pažadai suburėjo į šipolius. Ir kaip dabar, žinau, vienmandatininkų vadas eina kalbėti nuo mikrofono. Kaip tu Varėnoje atrodysi? Kaip tu pažiūrėsi žmonėm į akis? 38 karžygiai pamatė ministrą ir išsigando, išsibėgiojo, atsiėmė savo pasiūlymą. Mėlėjai, mes tikrai pasistengsim mūsų žmonės regionus informuoti, kad jūs neginat jų interesų.